Sveiki, nutariau vis dėlto pratęsti temą apie matą. Kas galbūt nesuprato, apie ką eina kalba, tai ankstesnis video apie pavydą būtent yra pratęsimas. Tai yra ten pradžia, o čia pratęsimas. Dabar, ko klausot, kad būtų aiškiau, tai verta nueiti pradžiai ten pasiklausyti, o vėliau grįžti čia ir tada bus aiškiau. Tai va. Labai trumpai. Matas, kuris žmonių akivaizdoje buvo labai nuodėmingu žmogumi ir nevertas meilės, buvo pašauktas Jėzus, kad sektų jį. Jėzus jį pažiūrėjo ypatingai su meile, tai kaip niekas jį nežiūrėjo iki tol. Ir mes bandom išgyventi būtent tą tokį Jėzaus žvilgsnį savo atžvilgiu. Ne vien pasiklausyti, kad kažkas kažkada kažkam, bet tau. Geroji naujiena turi būti aktuali ir yra aktuali šiandien. Tai nėra istorinė knyga, tai yra geroji naujiena tai dienai, kurioje gyveni, šiandienai. Tai labai svarbu tai suprasti, o ne galvoti, kad tai buvo tik kažkada, tai yra istorija. Ne, tai yra dabar. Jūs rašote tą istoriją. Evangelija yra pradžia, o mes pratęsim savo gyvenimo tą Evangeliją. Taigi užbaigėm praeitą kartą apie tai, kad jį Matas pradėjo sekti, tai yra ėjo kartu su Jėzumi. Taigi, kas ten buvo toliau? Aš tada paskaitau, kaip tai vyko toliau ir tai Mato Evangelija 9 skyrius. Fariziejai tai išvydę prikišo jo mokiniams, kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais. Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti, ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Nuostabiausia ištrauka, man tai labai patinka. Čia nereikia netgi nieko komentuoti. Bet kadangi kalbam apie matą, kad suprastume, apie ką eina kalba, tai truputį reikia keli žodžius pasakyti. Apie ten gydytojus, apie nusidėjėlius, kad nesveikiesiems reikia gydytojų, manau, kad ir taip viskas labai aišku. Ir tik tai papildo, ką mes girdėjom anksčiau, būtent apie matą. Bet čia labiau apsistosiu ties tą mintimi, kad matas šventė, ar ne? Kad jis mokėjo švęsti. Tai žmogus, kuris švenčia savo antrą gimtadienį. Tai yra savo prisikėlimą, savo naują gyvenimą, atkūrimą, kad jis būtent buvo sukurtas naujai. Atsimenu apie tą Kavaradžio paveikslą. Taip ir neįkėliau nuotraukos. Kažkaip, galbūt, tiesiog. Bijau dėl autorinių teisių, nes jeigu ten įkelsiu, tai gali tada kažkaip ten užblokuoti. Nežinau, kaip tą daryti, tiesiog galima pačiam įrašyti į Google Kavaradžio, ten Matas ir tikrai surasit, vietoj to, kad žiūrėti bėgantį vandenį, tos upės, kurią įkėliu. Taigi, apie Matą, kuris švenčia. Čia labai svarbi tema apie pasninką. Pasninkas tai yra, kai aš neišgyvenu Dievo artumo ir noriu tada pasnikauti, noriu kažkaip suvaržyti savo juslės, kurios užgožia kartais dvasinį gyvenimą, užgožia tai, kas turėtų būti pirmoji vietoj. Ir Matas, kuris šiuo atveju išgyvena tą ypatingą Dievo artumą. Manau, kad suprantat ir žinot, ką reiškia Dievo artumas. Kai ne vien tau gera, kad tu gavai atlyginimą, bet čia tas Dievo artumas, kad tau yra taip ramu, kad ir jeigu negavus atlyginimų, tai yra tu pasitikė Dievu, kad jis yra arti ir kad jis tavo tėvas, kuris visko pasirūpins ir atlyginimo gali visiškai nemokėti, ne? Ir tavo savijauta, tavo pusiausvėra bus ideali. Ir tas Dievo artumo išgyvenimas, kai tu pamiršti apie šio gyvenimo smulkmenas ir problemėlės, rūpestėlius, kurie kartais atrodo labai dideli. Tai va būtent tas Dievo artumo išgyvenimas, kad jis viešpatauja mano gyvenime. Ir Matas būtent išgyveno, aš taip įtariu bet x 100 kartų. Padauginus iš tikrai labai daug kartų, nes
tai žmogus, į kurį pažiūrėjo kažkas naujai, ar ne? Ir mes kalbėjome apie tos mokinius, kurie pavydėjo, tikriausiai, tikrai pavydėjo, jie buvo paprasti žmonės. Kodėl tas plėšikas dabar kartu su mumis, ar ne? Ir tie fariziejai, kurie kabinėjosi prie Jėzaus, labai akivaizdžiai, turi argumentą gerą, ar ne? Kaip tu čia toks darantis fainą karjerą kalbėtojo ir turėjau čia mokinius vaikšto iš paskos ir ta prasme, su kuo tu bendrauji. Kas turi ir daro karjerą, aš manau, labai gerai suprantat, apie ką aš kalbu. Kai darant karjerą, tik mastai, su kuo čia bendrauti, kad tave prastumtų. Tik ir žiūri, kad reikia megzti ryšius. Čia labai nefainai, aš tikrai sutinku neretai tokius žmonės, kurie, wow, kaip nefainai tai matyt, kai pradeda daryti karjerą ir tada vaidina. Tai prasme, praranda žmogus autentiškumą, praranda draugystės ryšius, eiktų, čia labai nefainai. Man tai labai liūdna dėl tokių žmonių. Nedaug dėvė pačiam tokiam, aš jau gal nuteisiu. Ne į temą čia. Tai va, apie tą Matą, kuris švenčia savo antrą gimtadienį ir būtent tą naują, kad naujai pažiūrėjo į jį kažkas. Ir Dievo artumo išgyvenimas būtent tai mokėjimas švęsti. Tarkim, gyveni ten pasninkas ar ne, gavėnė, išpuolė penktadienis, o tu širdyje jauti tokį ypatingą Dievo artumą, kad, jis yra čia pat. Tu išgyveni, kad ne tai, kad gerą nuotaiką ir tau gerai sekasi šią dieną, bet ir maldoje tu jauti paguodą, tau yra gera, ar ne, tu jauti tą Dievo artumą, pasikartoju labai dažnai, bet, būtent tai yra apie tai. Ir, manau, kad apmėtysit mane kiaušiniais, kurie pasnikaujat visą penktadieniais, bet būtent pasnikas yra reikalingas, kai tu nejauti to Dievo artumo. Dėl to Jėzus sako kitoj vietoj, mano mokiniai išgyvena dabar tarsi vestuves. Kai bus atimtas jaunikis, tada jie pasnikaus. Kai bus atimtas jaunikis, tai yra, kai tu neišgyvensi paguodos, kai tau atrodo, kad viskas yra prieš tave. Apie tai yra irgi pas mane keletą įrašų apie tą, kai yra viskas prieš tave, kai, visi nusitaiko, visi tau atrodo linki blogo ir taip toliau. Atrodo ir pats Dievas nusisuko nuo tavęs ir jam nerūpi, kas vyksta tavo gyvenime. Tarsi jautiesi apleistas ir ypatingai tokia vienatvė išgyveni. Tada būtent reikia neužpjaut alumi tą savo liūdesį arba čia ir ką padaryti, kaip labai dažnai žmonės mėgsta. Arba įklimpti į telefoną, arba ten skambinėti draugams ir pasakoti, koks tu esi vienišas, o niekas neišklauso, koks aš esu vargšelis, ar ne? Ir ieškom tada paguodos. Būtent tada yra metas pasnikauti. Pasnikauti tai yra atsisakyti ir būti vienam, užsidaryti. Pasakysit, kad užsidaryti yra blogai. Būtent, kad šiuo atveju užsidaryti tai yra atnaujinti savo dvasinį gyvenimą, išpažintis komunija, dvasinis pokalbis, gera išpažintis, pasiruošus, atlikus gerą sąžinės patikrinimą, gerai pasiruošus, galbūt kažką pražiūrėjai, galbūt kažką apleidai, galbūt, būtent ta dvasinė paguoda šiaip savo niekada neateina, kai nejauti Dievo artumo. Būtent tada ypatingai reikalingas tas išgyvenimas, atsisakyti ir pajausti badą. Tokį alkį savo, būtent tokį kūnišką. Bet vėlgi, čia kažkada apie tai kalbėsim, bet tas alkis, tai, ir pasninkas nėra vien apie maistą. Pasninkas tai yra kur kas platesnis savoka. Tai nėra vien apie maistą, bet jeigu mes čia kalbam apie potą ir tokį potą arba prieš nevalgymą, tai būtent iš dalies tai yra apie tai. Ir Matas pasibaigė Mato pasninkas ir jis pradėjo su savo draugais, jau muitininkais, kaip fainai, man tai jau ypatingi tokie įvykiai. Tai labai dažnai ir mūsų laikais tai įvyksta, kai žmonės, kurie jautėsi didelį nusidėjėlį, būtent muitininkai mūsų laikų, aš nežinau, nevardinsiu, tai kad nieko neįžeisti, kad čia neprikalbėčiau. Žmogus, kuris jaučiasi labai dideliu nusidėjėliu,
galbūt dėl savo profesijos ir ten dėl aplinkybių, kurios susiklosti. Ir kuris atveda savo draugus lygiai taip pat, kad pažintų, kad jie yra mylimi. Tai yra kažkas nuostabaus. Muitininkas pradeda švęsti su savo draugais, jis sukvietė visus tos nusidėjėlius ir visus atmestus, nes visi kiti tikintieji ir pabažni juos tik smerkia. Tai va, o Jėzus ateina būtent pas šitos ir klausia tada fariziejai, kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais, o ne su mumis šventaisiais, ar ne? Daro karjerą kažkaip blogai čia, ne to keliu eina, toli nenuvažiuos su tokiais draugais, va kaip fainai, ne? Su tokiais draugais su toli nenuvažiuosi, jie nieko nepasiekia ir tu nepasieksi. Tai va, kaip žmogiška, ar ne? Ir labai dažnai pasikartoja mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje. Tai va, linksmi dalykai. Labai, labai fainai, kad būtent galim pažinti šventąjį raštą giliau, suprasti, kad eik paskui mane tai nėra vien žodžiai, bet tai yra kažkas ypatingo, kažkas tokio išgyvento, mato gyvenime ypatingo. Ir džiaugiamės, kad ne tik jis, labai daug žmonių yra tą išgyvenę, kurie stengiasi gilinti savo dvasinį gyvenimą dėka kitų žmonių, kurie gyvena tuo tikėjimu ir dalinasi autentiškai, dėka kurių žmogus gali taip pasijausti, kaip pasijautė Matas. Tai va, čia jau toks trumpas papildymas, kurį norėjau vis dėlto įrašyti, kad labiau suprasti, apie ką eina kalba ten su to Matu. Tai ačiū vėlgi, kas pasiklausė, kam patiko, nepatiko. Tai kažkada dar apie pasninką, truputį plačiau. Tai viso, iki. Sveiki, nutariau vis dėlto pratęsti temą apie Matą. Kas galbūt nesuprato, apie ką eina kalba, tai ankstesnis video apie pavydą būtent yra pratęsimas.